Tai gavau prašymą, kaip sukurti Minecraft SMS sistemą DataHost platformoje. Taigi aš pradėsiu nuo Minecraft serverio užsakymo. Toliau jums reikės susikonfigūruoti patį serverį, kad galėtumėte teikti VIP paslaugas iš jo. Jūs galite tuo pačiu pažiūrėti vieną video iš mūsų kanalų, kaip sutvarkyti permissionus pačiame serveryje. Pamatysite, čia bus koks ankstesnis ar dar ankstesnis video, pasižiūrėkite ir išmoksite, kaip susikonfigūruoti permissionus. Tuo pačiu jums padės susikurti ir pačias VIP grupės. Taigi aš greitai sukursiu vieną grupę, VIP paprastą, ir eisime link SMS sistemos. Toliau būtinai mums reikės Archon informacijos duomenų. Mes turime čia IP adresą, portą ir slaptažodį. Kodėl mums reikės Archoną? Archoną mums reikės dėl to, kai, pavyzdžiui, žaidėjas užsisako kokią paslaugą iš jūsų serverio, tuomet prisijungia prie sistemos, per Archoną prisijungia ir uždeda VIP žaidėjui. Labai paprasta sistema. Jūs pamatysite, kaip atrodo, kaip veikia. Jums tikrai patiks šitas tutorialas. Tai gerai, eikime link SMS sistemos. Gerai, einame į valdymą. Spaudžiame SMS sistemą. Ir matote visą SMS sistemos sąrašą. Tai gerai, mums reikės, aišku, susigalvoti kokį raktažodį, parašyti slaptažodį kokią norite, nuorodą, aišku. Būtinai atgalinę žinutę galėsime palikti. Jo nereikės, nes pati DataHosto SMS sistema turi pačią atgalinę žinutę, kokią ten gali parašyti. Mums reikės dabar būtent pačio svetainio talpinimo web serveriam, kad galėtume parašyti čia pačią nuorodą. Užsisakome svetainį talpinimą. Pavyzdžiui, kokį web mini imu, ne? Ir parašome random domeną, tik tai su .datahash.lt galūne. Tai, tarkim, pavadinkim domeną kokį mcserveris.datahash.lt. Aišku, jūs turėsite kitą susigalvoti. Čia jau nuo jūsų priklauso. Tai pasirinkam vieną mėnesio laikotarpį, pats pigiausias svetainio talpinimo planas, tai įdėkime į krepšelį ir užsisakom. Tai dabar mums reikės prisijungti prie valdymo pulto, bet visų pirma mes atsisiųsime Minecraft SMS sistemą web platformai. Tai atsisiunčiame. Įrašome diską, kur norite įsisaugokit. Tai dabar mums reikės prisijungti prisijungsime prie savo web hostingo valdymo pulto. Spustikime failų tvarkyklį, public HTML. Pirmą peržiūrėm archyvuotą failą. Mes turime visą šitą dalyką. Tai dabar susikuriam folderiuką čia, public HTML folderį. Sukuriam naują katalogą. Pavadinam kokį SMS, pavadinam katalogą SMS. Sukuriam. Einame į šitą katalogą.
Ir ką darome? Įkeliam failus į šitą katalogą. Va šitą įdedam. Įkėlėme ir įskleidžiam. Va, įskleidėm Minecraftas mes.host system.zip failiuką. Ištrinam šitą nereikalingą. Ir va, mes turime configą, turime callbacką, turime ir libus. Labai gerai. Ir aišku, čia readme failiuką, kurio jums nebūtina bus perskaityti, nes aš viską jums paaiškinsiu, kaip reikia padaryti. Ir va, tai susigalvojam kokį raktažodį, pavadinam kokį mcvip. Slaptažodis galėtų būti koks 1, 2, 3, 4, 5, nesvarbu. Susigalvokite patys, kad būtų saugu. Ir aišku, įrašome adresą. Pagal šitą subdomeną, kurį užsisakome, šitą įvesime. Aišku, mes susikūrėme folderį, SMS folderį susikūrėme ir aišku, būtinas nukreipimas į callback.php failiuką. Būtinas nukreipimas, tai dabar HTTP nepamirškite tuo pačiu šitą pridėti būtinai. Ir va, atgalinę žinutę paliekame, įsaugome. Ir va, mes turime veikiančią SMS sistemą. Ir kas belieka mums padaryti? Mums belieka tik tais susikonfigūruoti failiuką, patį failiuką. Tai va, čia biškai prastas vertimas, čia turi būti keisti, bet parašyti keiti, nesvarbu. Spaudžiame keiti ir va, conf password. Kokį mes passwordą uždėjome? Žiūrime čia. Va, 1, 2, 3, 4, 5. Uždėjome 1, 2, 3, 4, 5. Ir kokia reikalavimo suma galėtų būti? Minimali suma. Čia minimali suma, jeigu, tiesą sakant. Jeigu, pavyzdžiui, daugiau damoka, tai irgi priima. Tai rašome kokį 200, ne? 2 eurai. Kodėlgi ne? Reikalavimas raktažodis. Tai reikalavimas raktažodis turi būti mcvip. Mcvip, ne? Arcon IP, koksai Arcon IP yra? Gerai, Arcon IP toj greitai įsinagrinėsime. Arcon IP yra šitas, va, matot, parašyta. Tai vietoj šitą įrašome šitą IP. Portas, kokį matysite, tokį įrašykite iš šito puslapio. Arcon portas. Portas, taip. Ir Arcon pasas, va tokį aš turiu. Pas jūs turi būti kitoks toksai passwordas. Ir va. Atrodo, beveik susikonfiguravome, tik tais, kad reikia susitvarkyti su Arcon KMD to dalykėliu. Kokias komandas turėtų įsiųsti po to mcvip raktažodžio įsiuntimo. Matote, pex, user, raktažodis, koks reikalavimas. Pex, user, SMS2 yra nickname'as, slapyvardis žaidėjo, kuris yra reikalavimas. SMS įvedimas pamatysite, kaip turi atrodyti. Čia slapyvardis, group, add, vip. Pas mane grupė mažosiom raidėm visom, tai aš įrašysiu šitą. Ir aišku, čia parašyti 30 dienų laikotarpiai. Čia kabutės uždėtos, nes čia visiems pasauliams. Tas vipas priskirtas žaidėjai bus ir aišku, dabar galime broadcastinti tai, kad žaidėjas jau nusipirko vipą. Jeigu
Jeigu neįrašė nieko, tai irgi praneša, kažkas užsisakė VIP be nickname'o. Ir po to įsiunčia atgalinę žinutę, jog jūsų paslauga VIP aktyvuota 30 minučių. Čia galite ir keisti, kaip norite. Pavyzdžiui, rašome MC serveris dth.lt administracija, ne? Viskas baigta. Tai dabar ką darome? Įsaugome kaip. Ir kaip jau baigta bus su talpinimu. Dabar kas tik belieka padaryti? Mums tik belieka pratestuoti, ar sistema veikia ar ne. Bet visų pirma, aš prisijungsiu prie Minecraft serverio. Prisijungiam prie serverio ir mums rašo nieko. Aš neturiu jokio VIPų, nieko. Čia default grupė. Pati default grupė. Ir kad VIP gautume, mums reikia įsiųsti SMS žinutę. Tai to jau greit pamatysite, kaip tai atrodo. Tai einame į SMS sistemą. Ir aišku, panaudojame test metodą. MC VIP raktažodis ir rašome nickname'ą. Numeris rašome, galima parašyti bet kokį, nesvarbu. Ir siunčiam SMS testinę žinutę. Ok, jūs įsiuntite SMS mažesnę sumą nei reklamą. Gerai, ne tą, nes ta suma įrašyta, nes mes naudojame DHC 50 planą, kurio vertė yra 50 centų. Tai mums reikia nuo 2 eurų, tai DH2 naudosime. Gerai, įsiunčiame ir rašo, ok, jūsų paslauga VIP aktyvuota 30 dienų, MC serveris LT, DH.lt administracija. Ir ką mes čia gavome? Kažkodėl nieko? Kodėl neveikia? Grįžau, buvau ištestavęs kelis dalykus. Tiesiog problema buvo tame, kad čia tas serveris buvo biškį bugojus sukonfigūruotas. Tai reikėjo man sutvarkyti, reikėjo essentials įrašyti. Ir aišku, permissionus ten su prefiksu kažkokios problemos buvo. Tai dabar viskas tvarkoje veikia. Ir aišku, buvo bugas su tuo konfigu. Tiesiog reikėjo vietoj kabučių šitą žvaigždutę parašyti. Tai va, šita pataisyta versija bus įkelta, jau tikrai jau greitai bus įkelta. Ir aišku, dabar einama tiesiog į valdymas, esame sistema, test. Aišku, pažiūrėkite kaip prieš tai, tiesiog be permissiono nieko, aš esu default grupiai. Ir pavyzdžiui, jeigu įvedame, prašome kokį nors SMS su DH2, pavyzdžiui, MCVIP, nickname'ą ir numerį random, pavyzdžiui, koks įsiustas. Tai siunčiame testinę SMS-ą, gauname šitą atsakymą, ok, jūsų paslauga VIP aktyvuota 30 dienų, mcservice.dth.lt administracija. Spaudžiame ok. Ir pažiūrime serverį, parašyta, Vimigro nusipirko VIP. Tai tiesiog parašome, ką nors parašome ir aš jau turiu VIP 30 dienų laikotarpį. Tai taip reikia sukurti Minecraft SMS sistemą. Tikrai nėra taip sunku sukurti, kaip jūs galvojate prieš tai. Čia tiesiog reikia pasitelkti mūsų tais resursais duotais. Jau viskas padaryta, supaprastinta, tai sėkmės jums serverių kūrimuose, paslaugų teikimuose ir iki sekančio video.